Aš dabar galvoju prieš startą viso ko ir ant kiek mes dabar girdimės. Ar žiūrovai girdi muziką, kuri groja salėje? Turėtų girdėti. Gerai, iš tiesų. Šiaip gerai. Ar girdite foninę muziką? Galite komentaruose mums parašyti. Dar galite užsisakyti, mes pasieksim. Yes. Niekas nežiūri. Gerai. Aš galvoju, jeigu turėsim bent 3 žiūrovus, tai yra, aš personalizuotai mes galėtume pasisveikinti tiesiog personal. Gal Marius žiūri koks? Sandra. Valdonė. Labas Valdonė. Almantai. Pagarba, labai gerai. Valdonė, aš galvoju, žinai, tu esi pirmoji žiūrovė mūsų, Valdonė, aš noriu palinkėti, kad penktadieniukas geras būtų. Aš pabandysiu tais visais standartiškais pasisveikinimais geros dienos palinkėti. Geros dienelės, skanios kavelės. Viskas. Tik tiek, žinok. Jaudinamės truputį, taip? Taip, jaudinamės. Taip, pirmas kartas rugpjūtį, jau mėnesį pabėgo. Pirmas kartas rugsėjį, antras kartas spalio mėnesį, trečias kartas lapkritį ir ketvirtas kartas gruodžio mėnesį. Ir kiek mes turėsime, iš kiek žaidėjų mes trauksim tą vieną laimingą? Iš 40, dabar kas mėnesį po 10, gruodį dar 10 ir iš visų 40 jau trauksim automobilį. Taip, jūs įsivaizduot. O šiandien mes turim, kiek gal pameni, kiek mes čia kortelių? Apie 700 turbūt. 700? Labai daug, norinčių net nesitikėjom. Aš labai šiaip iš dalies džiaugiuosi, kad ir daug dalyvių yra. Daug norinčių dalyvauti ir kitas geras dalykas, kad kuo daugiau dalyvių, tuo, pavyzdžiui, mažiau dirbti reikia kasdienius darbus, nes reikia ranka rašyti dalyvių visus vardus. Tai kaip... Buvo linksma. Džiaugiuosi, pavyzdžiui, įmonė suteikia galimybę darbo metu nedirbti, o atsikvėpti ir jūsų dėka, mėly klientai, mes turime jūsų visą didžiulį tuntą, iš kurio netrukus ištrauksime. Prie kurio prisidėjo visas ofisas. Taip, visas ofisas rankom rašė ir valgyti neprašė. Ai, kiek dar reikės kalbėti šitas nesąmonės režisierių transliacijos iš tiesų. Mūsų žiūri 10 žmonių. Jėga, aš sakau, tempiam iki tuzino, iki 12. Tadas. Labas Tadai. Gero penktadienio. Skanių pietų artėjančių gal. Puiku. Ai, smagumėlis. Ne, iš tiesų aš neturiu ko skųstis, nes gerai leidžiam laiką ir, pavyzdžiui, man tai patinka, kad aš galiu dalinti ne savo šaibas įmonės, va, taip. Ir fainai, bet žmonės laimingi, supranti, visi užsidegę. Kai jaudinsiu daug kalbų, bet dažnai nesąmonės, tai nelabai verta iš tiesų kreipdėmesio. Tai daug liko. Aktoriai. Taip, dar kolegos. Jeigu žaidimo metu išvysite už mūsų nugarų keistus dalykus, kurie vyksta neplanuotai, tai čia viskas tvarkoja. Natūralu, čia darbas vyksta. Klausia žmogus, kas čia vyksta. Taip, kas čia vyksta? Didysis Hikvision žaidimas, kurio metu mes ištrauksime 10 dalyvių, kurie keliaus į superfinalą gruodžio 20 dieną. Mes padovanosim vienam iš 40 didįjį prizą. Tai yra, kokį prizą padovanosim? Ogi automobilį Passat B9 Elegance. Taip, ir dar šiandien ištrauksime vieną laimingąjį, kuris laimės? Cross dviratį. Taip, mylėjai. Ir čia gal skamba kaip sapnas, bet tai yra tiesa, kad įmonė dalina prizus savo tiems ištikimiausiams klientams ir automobilis. Ištikimiausiams pirkėjams turbūt. Taip. Kurie mus palaiko, mes palaikom juos. Taip. Aš galvoju, mūsų transliacijos režisierius galbūt supažindins, kiek mes dar turim laiko iki to oficialaus starto. Dar kelios minutės ir netrukus pradėsime. Norėčiau pristatyti, kad šiandien už kadro jums jau tikrai visiems žinomas Security Box žvaigždė Mantvydas. Taip, jis ką tik pamojavo ranką. Ką tik pamojavo. Taip. Ką galima laimėti, kažkas klausė, kur čia yra?
Kaip dalyvauti žaidime, tai aš labai geri klausimai, juos netrukus atsakysim. Jeigu transliacijos režisierius duos žalią šviesą ir jau gal bus... Galim pradėti. Gerai, tai atsakysim į klausimą netrukus, bet prieš tai jau kaip oficialiai transliacijai prisidėjus, leiskite pasisveikinti. Labas rytas! Sveiki atvykę. Į didįjį Hikvision žaidimą, kurio metu mes leisime laimėti vienam laimingajam kokį prizą? Dviratį šiandien. Būtent cross. Taip, cross dviratį. Ir koks yra didysis žaidimo prizas, kuris bus ištrauktas gruodžio 20 dieną? Automobilis. Fantastiškas automobilis. Koks automobilis? Visiems labai įdomu. Pats naujausias, pats gražiausias. Ir jis matomas čia. Tai yra Volkswagen Passat B9 Elegance. O, fantastika, labai geras automobilis. Ir kaip viskas vyksta, jeigu nori dalyvauti šitam žaidime. Tai pirmas svarbiausias dalykas, turi tapti įmonės BK grupė verslo klientų. Turi pasirašyti sutartį. Kitas labai svarbus momentas, turi įsigyti Hikvision prekių už nemažiau nei 500 € plus PVM. Ir ką tai duoda, miela kolegė? Ir tada jūs jau turite žalią šviesą, registruotis į žaidimą ir laimėti dviratį arba pagrindinį prizą, tai yra automobilį Passat B9 Elegance. Būtent, išleidę tiek pinigų, jūs gaunate galimybės ir gaunate vieną žaidimo bilietą. Ar žaidimo bilietų kiekis yra ribojamas? Tikrai ne. Tad įsigijus dar daugiau Hikvision prekių už, kitaip tariant, nemažiau 500 € plus PVM, bilietų kiekis didėja ir didėja. Visi šitie dalykai yra labai paprasta aišku, įsigijam prekes ir kaupiam bilietus. O daugiau sužinoti, kad nereiktų mums čia viską labai smulkiai išpasakoti, galite nuėję į mūsų puslapį žaidimas.bkgrupė.lt. Taip, ir mes turime žaidimo etapus. Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį mes traukime 10 laimingųjų, kurie keliauja į didįjį žaidimo superfinalą. Kiek turėsime dalyvių žaidimo superfinale? 40. Ir iš 40 dalyvių mes ištrauksime vieną laimingąjį, kuris laimės mūsų didįjį prizą, tai yra automobilį Volkswagen Passat Elegance B9 ir 3 cross dviračius. Taip, ir kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį mes traukiame 10 dalyvių ir taip pat padovanosime po vieną paguodos prizą, tai yra dviratį. Aš manau, kad taip, atėjo gelaukta. Taip, mila kolegė. Jaudinamės, rankos dreba. Tai aš tada palaikysiu didžiąją žaidimo urną, indą, dėžę, laikiklį. Aš jau kalbu nesąmonės, mažiau kalbų, daugiau darbų. Traukime. Tai dabar 10 bilietų, kurie keliauja į superfinalą ir galės laimėti didįjį prizą. Gruodžio 20 dieną tiesioginėme eteryje. Taigi, į automobilį pretenduoja... Pirmasis yra... Žiūrim. Taip, ir tai yra įmonė... Sintra Baltic. Sintra Baltic, sveikiname. Rodom. Ar matot? Labai gerai. Ir antrasis dalyvis yra Fancy Wear. Jeigu gerai ištariu, mato? Gerai. Jau du dalyviai. Trečiasis dalyvis, kuris pretenduoja į automobilį, kaip rankos dreba. Tai jaudulys, ypatinga akimirka. Sveikinam Prim prekybą. Ir ketvirtasis pretendentas. Iš giliai. Dealer One. Na ir penktasis. Elektros energetikas. Kiek turime? Taip, 2, 3, visą pusiaukelę jau užtraukime 5. Liko dar 5. Dar 5. Keliaukime toliau. Relais LT. Na ir 7, jei neklystu. Taip, 7. 7 pretendentas į automobilį. Signalizacija LT.
3 žaidimo dalyviai, dar liko iki 10. Traukiam toliau. Gal dabar iš viršaus kokie. Pabandom. Sarėme. Na ir kiek 2 liko, ar ne? Liko 2. Ai, kaip norėčiau būti jų vietoje, pasikauti. Net gražus automobilis man irgi labai tiktų. norėčiau. Relais LT. Sveikinam. Jau 2 bilietai į didįjį žaidimo finalą. Įmonės Relais ir LT. paskutinį šio pusfinalio. Ne pusfinalio, čia Atsiprašau. 1, 2, 3, 4, Tarpinio. ketvirtfinalį. Taip, čia 4. Taip. Viena ketvirtoji. Ir tai yra VS sistemos. 10 turim, o dabar 10 turim. vienas traukimas, kuris padovanos mūsų Dviratį. dalyvių. Taip, Tai gal dviratį. tu dabar trauk. Gerai, pabandom. Noriu čia dar sumaišom. Taip, kolegė, arčiau manęs. Kuris šiltesnis. Dar arčiau. truputėlį. Šiek tiek palaikymo. Gerai, pabandom. Ir mes turime... Tik nežiūrėk. Turiu. Ir aš noriu pasveikinti Žygis Professional. Žygis Professional, sveikiname Žygį Professional laimėjus Cross dviratį. Taip, cross dviratį. Tai Žygi, prašau, susisiek su savo vadybininku, nežinom, iš kurio miesto esi, kur tau patogiausia ir įteiksim tau dviratį. Taip, o mes norime palinkėti dalyvauti, registruotis tapti įmonės BK grupėje verslo klientais ir, mėlyjeji, gruodžio 20 dieną laimėsime galimybę jums padovanoti ypatingą prizą. Kokį prizą? Dar kartelį, priminkime mūsų žiūrovam. Gal kartu. Volkswagen Passat B9 Elegance. Ačiū visiems žiūrėjusiems, geros dienos. Stiksim už mėnesio. Ate.